Sveiki visi. Kągi šiandien trumpas video. Parodysim, kaip pritaikysim VRŠ sistemą. Kurie matė, tai praeitam video rodžiau surinktą šitą sraigtą. Ir sakiau, kad pareina detalės. Padarytos ištekintos. Planšaibos. Žodžiu, aš dar savo staklyčių nepasileidęs, tai dar nieko negaliu darytis, tai tenka užsakinėti. Žodžiu, nusprendėm daryti nepaprasčiausiai, kaip darydavom, sakykim, va šitą sraigtą, ne? Turim įvorę, kaip sakant, kur ant ašies maunas, privirintas blynas, padarytas toks flanšas, žodžiu, nepaprastai ant 4 varžtų, kaip matot, nes tikrai čia ir centriuką reikia pagauti tada to lygiai. Tai ne taip paprastai, bet padarėm, žodžiu, turim kokią vadinti įvorę, ne įvorę, na, žodžiu, va tokį dalyką, kuris mausis ant ašies, kaip matot. Maunas ant ašies, prisiverš su M12 varžtais, 8 varžtai iš viso bus. Tai žodžiu, ten matot yra skylė. Tai mes padarėm, ten biškai reikia pravalyti parudiją, žodžiu, įsikiš, įsicentruos. Užsimausim ašį, nors ašies nebūtina. Ir, žodžiu, dedam šitą. Šitą, aišku, dabar kreivai įsidėjo. Dedam šitą. Prasigrėžiam šitas 4 skylės. Suveržiam su šituo. Ir tada apvirinsim. Apvirinsim, įdėsim dar kampukus kaip čia, kad laikytų. Ir, žodžiu, gaunasi toks visas flanšas, kuris bus su centru iš karto. Sakykime, įsivaizduokim, kaip atrodys. Va, bus tokia gatavas flanšas. Bus galima ir su visu nuimti nuo ašies, ir galima bus palikti šitą, atsukti 4 varžtus ir VRŠ nuimti. Žodžiu, ašis keisis, kaip matot, turim 50 cm ašį, čia yra kažkas tai, na, čia gal kamera perduoda daug, bet iš tikrųjų 10 cm ilgesnį. Žodžiu, darėm vien dėl to, kad, kaip sakiau, ant tos pusės dėsis šitas, žodžiu, VRŠ visa užsimaus, užsidės. Ir iš kitos pusės bus išlindę irgi kažkur apie 10 cm šis. Tiesa, sudėsim dar guolius ten vieną ir kitoj pusėje vieną guolį. Žodžiu, 4 guoliai bus tam, kad jau vis dėlto svoris nebe, sakykim, šitas sraigtas sveria kažkur, dabar bijau pameluoti, 2, 4, 6, na, tegu būna apie 10 kg maksimum. Šitas sraigtas svers kažkas 30 kg. Tai žodžiu, dėsim dar po papildomą guolį. Ir kitoj pusėje bus išlindus ašis. Čia, kaip sakiau, kad parodysiu, ką darysiu, tai parodysiu. Žodžiu, turim padarytą diską. Iš abiejų pusių irgi apsiverins tokios įvorės. Na, sakykim, taip tiksliai ištekinta, kad sunkiai net maunas. O, sakykim taip.
taip. Čia kita pusė, sakykime, yra generatorius. Žodžiu, bus toks blynas. Toks blynas su tokiu disku. Ir mes čia dėsim diskinį stabdį. Nuo distancinio. Čia garažą nekreipi dėmesio, eisiu tvarkytis. Žodžiu, dėsis ta pati elektrinė dalis valdymo su pulteliais. Ir mes dėsim, dabar nežinau, kur aš juos padėjau, tuoj pažiūrėsim. Ai, atsimenu. Tuoj. Žodžiu, dėsim. Va, užsakytas. Visiškai naujas. Žodžiu, nežinau, čia nuo motociklo, nuo ko supartas. Su visa hidraulinė sistema. Aišku, mes užsakėm trumpą šlangutę, nes tos ilgos čia kažkur prie jėgainės karkaliot nesąmonė. Žodžiu, dėsis diskinis stabdis. Kas matėt pas ukrainietį, pas Olegą, yra toks pat principas padarytas. Žodžiu, stovi suportas, aišku, trumpa šlangutė, ten ant, sakykim, čia mes turim rėmą, ant rėmą, aišku, ten jisai veršis, užsidės diskas, užsitvirtins šitą irgi su visą tą rankeną. Ir paprasčiausiai stovės toks va varikliukas, kuris užspaus rankeną. Žodžiu, užspaus, atleis. Tai, sakykime, uraganas prasideda, užspaudžiam, arba reikia staigiai sustabdyti. Nu, sakykime, fazės dingo, sudegė generatorius ir reikia nuleisti ir įsisuko, neina sustabdyti dar kažką. Tai va, žodžiu, toks rankinis stabdis, tam, kad bet kada būtų galima sustabdyti jėgainę. Jau čia mirtinas reikalas su diskiniais stabdžiais. Kaladėlės iš dviejų pusių. Na, žodžiu, rimtas dalykas, tik viską biškį perdarysim, suspausim viską šalia, kad būtų. Sakykim, čia va, kad kuo mažiau vietos už jėgainės užimtų. Ir bus su diskiniu stabdžiu. Tokia jėgainė. Žodžiu, biškį modernizuota. Jau šitai nedėsim nulenkiamas uodegos su elektriniu varikliuku dėl to, kad sraigtas turi varšą, jau nebereikia ir be to sraigtas didelis, 3,5 metro, tai aš labai abejoju, ar jau čia tą uodegą prilaikytų jį. Na, aišku, nuo vėjo vis tiek nusuktų. Na, bet mes dėsim šį kartą diskinius stabdžius, turim varšą. Tai jau 2 stabdžiai, varša, diskiniai stabdžiai ir turim stabdį per automatus. 3 stabdžiai jėgainiai, tai čia yra, manau, per akis tikrai bus. Dar gal pabandysim padaryti, kur rodžiau šitą elektrinę dalį, kad nuo Wi-Fi'aus veiktų. Sakykim, kad galėčiau aš per telefoną paspaus, žodžiu, kad suveiktų varikliukas ir sustabdyti jėgainę, nebūdamas namuose. Tai va, toks trumpas video, į tai jau gaunasi 9 minutės, daugiau jau. Žodžiu, čia mano ta mažoji. 2,5 kW. Didžioji ten po stalu. Bet prie didžiosios prieisim tik tais rudeniop. Kągi, visiems sėkmės darbuose. Darykit, konstruokit. Kaip sakant, nenuleiskit rankų. Būkim kuo mažiau priklausomi nuo valdiškos elektros, kaip sakant. Mes gyvenam iš savo pilnumoj. Dabar gyvensim iki lapkričio mėnesio tik iš savo elektros.
nors ir pakeitė prieš porą dienų skaitliuką, valdišką atvažiavę išmanų įdėjo, bet pas mane elektra išjungta per automatą. Tai vat pasižiūrėsim, ką jie ten priburs, nes kiek girdėjau, po įdėjimų, tai gauna sąskaitas, nors žmonės nesinaudoja, bet vis tiek paskaičiuoja kažką. Tai va pas mane visai automatas išjungtas. Tai va pasižiūrėsim, ką jie ten gudručiai prisigalvos, ar bus kokių kilovatvalandžių prisukta, ar nebus. O dabar mes iki lapkrituko gyvenam 100% iš savo elektros. Dar va, bus vėjas, tai bus per akis. Kągi, viskas, baigiu video, po to ilgai nuobodžiai bus žiūrėti, neįdomu. Atsisveikinu su visais, einu darbuotis, einu tvarkytis bardakus. Iki visiems.